Jonas, aš esu iš prekių apskaitos, esu tos įmonės direktorius, savininkas. Aš žinau, kad jūs žiūrėsite šį video ir mes jį paruošėm visiškai naujokam, tie, kurie niekarto nebuvo pas mūsų inventorizacijose ir nori sužinoti bendrąją tvarką. Tai šiandieną mes kalbėsime apie bendrą tvarką. Ir ką reikia žinoti bendrai tvarkai įgyvendinus? Pirmas dalykas, ką reikėtų žinoti visiems, tai yra apranga. Ir kaip klausia, kaip mums vis dėlto čia reikėtų apsirengti? Mums reikėtų apsirengti šiltai, mums reikėtų apsirengti labai madingai, arba taip kaip aš šiandieną su baltiniais? Ne, iš tikrųjų to visiškai nereikia. Mes eisime ir skaičiuosime tą darbą, kurį atlieka visi darbuotojai pačioje parduotuvėje. Tai iškia, ima kiekvienas prekes, jas ima, apžiūrinėja ir skanuoja. Tai mes darysime tokį gan darbą, reikėtų dėvėti patogią avalynę. Tai negali būti kablukai, tai nereikia, kad būtų labai kažkokie tai firminiai batai, tai gali būti sportbačiai, gali būti tapkis, jeigu jums yra patogios. Tada būtent kelnės, kurios būtų lengvai judamos, ir jūs galėtumėte aukštai pakelti koją, nulipti, užlipti ir taip toliau. Daug laiptų aukštai nereikės, bet tam, kad būtų patogu judėti. Ir maikė galėtų būti trumpom rankojam, visur yra pakankamai šilta, apart sandėlyje, bet sandėlyje, kai darbas vyksta, tai mums visiems pakankamai šilta. Tai reiškia, baltinukai patogus, kelnės gali būti treninginės ir batai labai svarbu patogią avalynę. Tai yra šitie pagrindiniai dalykai. Antras dalykas, apie ką kiekvienas žmogus turi žinoti, tai yra, kadangi dirbsime visą naktį, tai yra maistas. Maistas. Ir apie maistą yra sąlyga tokia. Jūs kiekvienas ateinate su tam tikru maišiuku. Galite įsidėti sumuštinius. Galite įsidėti sumuštinį. Galite įsidėti kažkokiu tai saldainių. Ja, galite įsidėti atsigerti vandens. Taip? Vanduo. Ir jeigu jūs visus šitos dalykus užsidedate, sumuštinius, saldainiai, visą šitą dalyką prieš ateinant jums į parduotuvę turi patikrinti apsauga. Viskas. Jūs atsinešėte tam tikrą maišiuką ir prieš einant būtinai turite leisti, kad apsauga tai patikrintų. Nes tai yra pirmas dalykas. Jūs tai galite atsinešti, jūs tai galėsite valgyti, bet tik tuo atveju, kai patikrins tai apsauga ir sakys taip, viskas teisingai, jūs galite tai turėti. Ant kiekvieno daikto užklijuos tam tikrą lipduką. Lipduką, kur uždės žodį apsauga ir būtent uždės kažkokį tai antspauduką. Tai va, tai yra antras dalykas, kas yra mums labai svarbu. Ir, žinoma, be viso šito reikalo mes turime bendrą tvarką, kada mes viską tai pradedam. Viskas prasideda nuo mūsų ofiso. Mes sakome, jūs turite susirinkti šitam ofise, šitam arba kažkuriam tai kitam, kur mes pasakysime tam tikrą vietą, tam tikrų laikų. Tai jeigu jūs esate netoli tos parduotuvės, kurioje mes prašysime, kad jūs būtumėt, tai jūs ateisite į pačią parduotuvę. Ir dažniausiai mes prašome, kad jūs į parduotuvę ateitumėte 3 valandas prieš parduotuvės. Tai yra, jau prasideda pradžia, atsiprašau, trečias punktas, 3 valandas prieš parduotuvės uždarimą. Tai vadinasi, prieš parduotuvės uždarimą 3 valandas. Imkim faktą, jeigu jūsų parduotuvė, kurią mes nurodome, ir ta informacija yra viešai skelbiama internete, užsidaro 10 valandą, tai jums kada reikia ateiti? 7 valandą. Visiškai teisingai, jums reikia ateiti 7 valandą į parduotuvę. Dabar dėl ko taip anksti? Dėl to, kad jūs ateidami 3 valandą praeinate apsaugą ir jūs pasiruošite savo darbus. Pasiruošite, nusirengite, pasiruošite savo darbus, jeigu neturite kažkokių daiktų, pavyzdžiui, jeigu nepasiėmėt vandens, galite nueiti ir nusipirkti. Ir likus 2,5 valandos iki parduotuvės uždarimo, vadovas jau pradeda dalinti jums darbus. Jums pasako, ką reikėtų daryti vienoje ar kitoje pavyzdžioje vietoje. Vadinasi, mes turime aprangą, turime maistą, turime ateiti 3 valandas prieš parduotuvės uždarimą, likus 2,5 valandos prasideda veiksmas ir mes 2 valandas, lygiai 2 valandas skaičiuojame sandėlį. Sandėlį, kol parduotuvė dar uždaryta. Kai jau parduotuvė užsidaro, mes tada žingsniuojame toliau. Mes toliau, 5 punktas, pradėjom skaičiuoti pačią salę.
salę, jeigu tai, kaip ir minėjau, parduotuvė, kuri užsidaro 22 valandą, tai mes nuo 22 valandos iki 4, galbūt net 5 valandos, aš tai pažymėsiu 4.5, 4.5 valandą, atliekame skaičiavimą. Tai mes skaičiuojame viskas, kas yra parduotuvėje. Dabar jūs paklausite, kada jums pailsėti. Šitoj vietoj, kas 2.3 valandas, priklausomai nuo darbo, yra daroma 15 minučių pertrauka. 15 minučių pertrauka, o kai ateina pietų metas jums duodamas 30 minučių. 30 minučių. Va tada jūs galėsite pailsėti, va tada jūs galėsite savo skirti laiko. Ir 4-5 valandą baigus skaičiavimą, atiduodamas rezultatas parduotuvės vadovybei ir tada dar darome jūsų patikrinimą. Ar jūs tikrai gerai viską suskaičiavote. Tai nuo 4 iki 7 valandos, 4,5, tai yra apie 2 valandas, mes darome tikrinimą. Tikrinimas. Ir kaip jau pasidaromas pats patikrinimas, mes galime važiuoti atgal namo. Tai yra visa eiga, bendra tvarka, kaip mes atliekame inventorizaciją. Kaip jinai pasibaigė, visi sėdame į tą patį transportą, su kuriuo atvažiavom, arba galime tiesiogiai namo ir grįžtame atgal iki ofiso, iki tos vietos, kol jūs pasiėmėme. Tai yra bendra tvarka, kurią mes prašome, kad jūs ją žinotumėte. Ačiū. Čia ta pati, ar ne? Ja.